Taigi, kodėl Lietuva nusirito į bedugnį? Čia jau sąjūdžio laikais, kada mes pasitikėjom, kad mes išrinksim savo valdžią, o patys eisim dirbti savo darbus. Bet taip neišėjo. Išrinkom žmonės, kurie turėjo atlikti labai didžiulius pertvarkos darbus, tai yra pereiti iš socialistinio ūkį į kapitalistinio. Deja, tai buvo tik parodija, nes viskas buvo iškreipta ir kada sąjūdis buvo 94 metais paverstas iš politinės organizacijos į visuomeninį ir suskaldyta tauta, tarp tautos ir valdžios atsirado didžiulį tarpas, tai yra praraja, nes valdžia negirdėjo, ką kalba tauta. O žmonės, tie, kurie jais pasitikėjo, manė, kad jie viską daro taip, kaip turi būti. Bet tai viskas buvo numatyta iš anksto, nes 88 metais aš turiu originalus, tai buvo paruošta Lietuvos konstitucijos projektas. 92 metais buvo sudaryta komisija, kuri redagavo šitą konstitucijos projektą. Ir 50 ar kiek tai daugiau punktų buvo pakeista. Bet pagrindiniai dalykai buvo, neliko Lietuvos konstitucijoje atsakomybės ir neliko dviejų nuosavybės formų. Tai yra, liko tik privatu ir išimties tvarka, tautai ir valstybei priklauso žemės gelmės turtai, uostai, geležinkeliai, miškai. Deja, vėliau niekas nekreip į tos konstitucijos straipsnius dėmesį, viską pradėjo privatizuoti. Tai nebuvo privatizacija, o buvo tiesiog Lietuvos turto išgrobstymas. Kada buvo sunaikintas ūkis, žmonės šimtais tūkstančių neteko darbo. Ūkyje dirba, sakysim, žemės ūkyje dirbo tik keli procentai žemdirbių, visi kiti buvo samdomi. Tai buvo specialistai. Visi jie liko be darbo įrankių ir be pajamų. Tai buvo didžiulis smūgis Lietuvai ir su didžiulis tautos pasipriešinimas. Na, su žemės ūkiu buvo susidorota žiauriai, net tokie kaip cukraus fabrikai, viskas buvo parduota užsieniui ir buvo sunaikintas darbo vietas. Vėliau buvo parduoti visi bankai ir 5 metus buvo atleisti nuo mokesčių. Ir buvo atleisti nuo mokesčių. Taigi, mes netekom ne vieno valstybinių komercinių bankų. Šiandien visa tauta, pradedant kūdikiu ir baigant senoliu, visi yra pajungti užsienio bankams. Jie kelia įvairiausius mokesčius. Mes turim už paprastą popiergalį sumokėti ten kelis litus, nors reikia sumokėti keliasdešimt centų į banką. Taigi jie bando viską pajungti, visą tautą, vien tik užsieniečiams. Na ir valstybė nebeturi pajamų. Toliau buvo išparceliuotas Lietuvos turtas. Žemės gelmės turtai, nafta buvo perduota į privačias rankas, kurie taip pat buvo kurį laiką atleisti nuo mokesčių, o vėliau atsidūrė kitų valstybių rankose ir šiandien niekas Lietuvoje nekalba, kad mes turim geriausią pasaulyje naftą ir jos, skaitykim, jau nebeturim. Dabar atradom mūsų, kad yra po žeme karštas vanduo, čia Palanga,
Klaipėdą, Šilutį, Šilalį, kurie gali apšildyti miestą. Tai yra po mūsų kojom 90 laipsnių temperatūros vanduo. Jeigu jį panaudotų valstybė šilumos tiekimui miestams, taigi galima atpiginti iki 35% šilumos ūkį. Tai yra mokesčius iki 30%. Kadangi yra karštas vanduo. Deja, dabar mūsų vyriausybės skubos tvarka ėmėsi parduoti šitos žemės gelmės turtus, pažeidžiant konstituciją. Taip pat buvo pažeista konstitucija, kada buvo parduota mineraliniai vandenys, nafta. Taip pat parduotas buvo dujų ūkis. Jūs prisiminkit, kada Brazauskas pardavė dujas Gazpromui su vokiečių firmom ir pasakė, kad iki 2015 metų dujų kainos nekils. Deja, tos dujų kainos pakilo ir šiandien už šitos privatizacijas nuostoliai valstybei ir milžiniški. Mes mokam $100 už 1000 kubų daugiau negu Europos Sąjunga, o žmonės jau nebegali įsimokėti už šilumą. Taigi didžiausias tautos susiskaldymas įvyko tada, kada žmonės nebuvo sureguliuotas atlyginimų sistema. Jeigu prieš kariniai Lietuvoje ten buvo apie kažkur 13 kategorijų, tai šiandien mūsų atlyginimų sistema yra absurdiška. Tai jūs pažiūrėkit, jeigu Lietuvoje gali atlyginimų skirtumas būti iki 20 kartų negu kitose valstybėse. Taigi mes čia ne milijonierių šalis, kad galima šitaip paversti tautą baudžiaunikais. Na, kito kelio aš nematau Lietuvoje, kaip skubos tvarka turi tautą pasakyti valdžiai, kad užtenka, mes toliau vergais būti nebenorim ir negalim, todėl skubos tvarka turi būti Lietuvoje padaryta pertvarka – politinė, ekonominė, kultūrinė ir teisinė. Teisinė tai yra valstybės pagrindas. Jeigu nebus teisingumo, nebus ir valstybės. Ačiū.